Sveiki bičiuliai, neseniai įsigijau šitą radiją štai VEF 206. Jis, kaip matot, labai panašus yra į VEF 202, kaip du vandens lašai, tačiau VEF 206 yra eksportinis variantas. Tai yra, buvo gaminamas ne vidaus vartojimui Sovietų Sąjungoje, bet eksportui į daugiausia tai, aišku, tas vadinamas socialistinio lagerio šalis, trečiojo pasaulio šalis ir panašiai. Laisvai šitų VEF 206 pardavime nebuvo. Galbūt kažkokiose būdavo spec parduotuvėse, bet kadangi aš juose nesilankiau, tai ir nežinau, ar jie buvo šitie radijo imtuvai. O dabar gali į Lietuvą sugrįžti jie kažkur tai tarkim, iš rytų Vokietijos gali, kaip radiją Sonata, aš taip nusipirkau, į Lietuvą sugrįžo jinai iš rytų Vokietijos. Kuo skiriasi šitie, reiškia, VEF 206 eksportinis variantas nuo VEF 202. VEF 206 yra su kitais trumpųjų bangų dažniais. Tai yra, tie dažniai vakarietiški buvo. 6, 13, 18 metrų bangos čia yra. Ir tomis bangomis, tuo giliu sovietmečiu buvo transliuojami visi tie, reiškia, Amerikos balsas, Laisvoji Europa, Vokiečių banga, Vatikano radijas ir kitos radijos stotis, kurios būdavo malšinamos. Aš nuo 82 metų rudens gyvenau Kauno gatvėje, tai už kilometro stovėjo Mindaugo gatvėje bokštas ir jame buvo sumontuotas antenos, siųstuvai, kaip tik slopinimui. Ir kai prisimenu puikiai, kai įsijungdavom, tarkim, Amerikos balsą ar Laisvąją Europą, pirmas porą minučių, 2-3 minutės būdavo visai neblogai girdimas, ten supažindindavo su laidos turiniu ir jau kai prasidėdavo pati laida, įsijungdavo tie slopintuvai, tie, reiškia, slopinimo siųstuvai ir būdavo neįmanoma klausytis, bent jau Vilniuje, kitose didžiosiuose Lietuvos miestuose irgi. Tuo tarpu šituose, reiškia, tų dažnių neslopino. Tačiau turėti tada kokiais 82 metais, čia kaip tik 82 metų šitas imtuvas yra, turėti tokį imtuvą su tokiais dažniais, tai buvo labai didelis dalykas. Prisimenu, aš vis kalbinau vieną savo pažįstamą radijo aparatūros specialistą, kad jisai man perderintų 13-18 metrų bangų dažnius, tai jis ruošėsi kelis metus ir galų galėjau ten
Po to atėjo 88 ar 7, kai jau nustojo slopinti ir jau tai tapo neaktualu. Dabar štai, aišku, dabar per trumpasias bangas ar visas kitas bangas, čia kurias ima šitas radijo imtuvas, stočių nėra daug. Tiesiog gyvas veikiantis radijo imtuvas. Čia štai kažkokia radijo stotis iš Latino Amerikos ar iš Brazilijos dabar groja. Vidurinėmis bangomis galima nemažai dar stočių pagauti iš rytų Europos dažniausiai. Tai štai. Na, o čia VEV 202 šitas žydrasis. Drus pasaulis, kuriame buvome vieninteliai žmonės. Pievos vedė atgal prie upės, į apaugusias pakrantės, kur rudavo švendrų burbuolės. Kaip matot, neblogai ima. Tai tiek šį kartą. Ačiū už dėmesį.